Karaidė, prašau. Be abejo, tai yra neatleidimas, tai yra paskirimas į kitas pareigas, aukštesnės. Aš negaliu pritarti kolegos Valerijono nuomonė, kad tai buvo labai kompetitingas specialistas. Mano savivaldybė nieko nepraras, bet naujasis turgus turės problemų. Nes gerbiamas Karmanovas, tai yra vieša paslaptis, Klaipėda nėra didelis miestas, turi problemų ir su alkoholiu. Tai jeigu mes siunčiame tokius dalykus... Ar tik turėjo? Maniškiai negeria, pažiūrėkit, kokie blaivus sėdi. Ačiū labai. Na, iš tikrųjų, manau, kad yra nekorektiškas pasisakymas ir, ko gero, kartais nebejaučia gerybų. Atsiprašau, aš manau, kad tai tikrai vertas etikos komisijos svarstymo, bent jau klausimas abejoti apie, jeigu kiltų tam kokių abejonių, aš manau, yra, kas gali tą patvirtinti arba paneigti. Kita vertus, atliepiant į jūsų nuogąstavimą arba tam tikrą abejonę dėl kompetencijos, tai kaip tik turėtumėte džiaugtis ir palaikyti, kad leidžiama žmogus.